Sočios blynų varžytuvės Panevėžyje neleidžia sulieknėti. Panevėžio kavinės jungiasi prie akcijos Blynų vajus ir visą savaitę rungiasi, kieno blynai iškeps skaniau, pildydamos mūsų pilvus. Gastronominio konkurso Aukštaičių blynai kiekvienai burnai dalyviai ir vieni iš prizininkų restoranas Riverside sutiko pasidalinti savo paupio blynų receptu. Labai smagu, kad daug restoranų prisijungia į tai ir prisiminti tas užgavėnes, kaip būdavo vaikystėje ir toliau kažkokius įdomius naujus patiekalus kurti žmonėm, kad jie galėtų ateiti ir paragauti. Restorano virtuvės šefas Emilis Kurdenis šiais metais lieka ištikimas tradicijoms ir kviečia prisiminti vaikystės skonius ir kvapus. Norėjau prisiminti pats ir priminti kitiems tą vaikystę. Tiesiog kaip močiutė ar mama kepdavo paprastus mėlynius blynus su uogiene, tai pas mus va tokie jie ir yra. Paprasti blynai, bet kurie sugrąžina mus į praeitį ir kad kiekvienas galėtume mes prisiminti tą blynų kvapą, tą skonį, kaip ir vaikystėje. Virtuvės šefas Emilis Kurdenis mano, kad geriems blynams svarbu negailėti sviesto. Receptas labai paprastas. Pienas, miltai, sviestas, kepimo milteliai. Pas mus yra su spanguolėm, džiovintom ir šviežiom. Ir viskas. Ir kiaušiniai. Visa didžiausia meilė. Iš tikrųjų nesu ragavusi spanguolėm. Svarbiausia, blynų labai stipriai tešlos nemaišyti, kad neišgazdint burbuliukų, kurie yra susikaupę. Ir leisti tešlytei pačiai nukrist į keptuvę. Vieną pusę apkepsim, kitą pusę ir tada pašausim į orkaitę, kad ir vidus būtų iškepęs. Blynus galima kepti ir keptuvėje. Tuomet juos reikėtų daryti mažesnius, kepti 15-17 minučių keptuvėje uždengtų dangčiu. Paslaptis yra svieste, tai prieš šaunant į orkaitę uždėsime viršaus sviestą, kad išsilydytų ant blyno ir tai suteiks papildomą skonio. Su braškių ir spanguolių uogiene užbarstysime cukraus pudros ir kelis mėtų lapelius. Liaudies išmintis pataria, jeigu norite būti stiprus visus metus, turite per užgavėnes prisivalgyti sočiai. Tai linkiu ir pavalgyti ir saldžiai, bet nepamiršti ir sūrį, ir mėsos, kad būtų grietinės daug, kad tas riebaliukas atsirastų pas visus žmonės ir jau užtektų iki vasaros, kurį po to reiks numesti. O koks jūsų mėgstamiausias blynų receptas?